FIFA Lisa žiūri vaikukai. Lūžančios naujienos. Messi nespėjo į tualetą, kol žaidė su Portugalijos priešininkais. Messi šiandien 8 valandą stadione Katare jau buvo antra pusė mačo. Jau buvo gal 6-7 minutės. Laimėjo 2-1 prieš Portugaliją. Aišku, sukčiaudami. Ir nespėjo į tualetą. Taip, Messi nesuspėjo. Štai čia jo veidas, kai suprato, kad visą stadioną jis pavertė geltonu. Nesuspėjo į tualetą. Jisai dribble, hard tackle dribble ir tada, kaip noriu tualetą. Tiesiog vidury mačo pradėjo bėgti ir kaip pradėjo visur myžt ir visur šiekt pradėjo. Ir tiesiog buvo bomba. Visur. Visur išbėgiota, visur geltona. Net žolė pradėjo nuo rūgšties išgriaužti ir tiesiog taip atsitiko. Vau! Taigi ir po šito incidento Messi retairina. Tai labai, aš sakyčiau, labai liūdnas dalykas, o kai kuriem, bet ne man. Aš manau, džiaugiuosi, kad pagaliau narkobaronas, sukčiautojas, papirkinėtojas. Labai gerai, kad jam taip atsitiko, kad apsisiojo visą stadioną. Jam reikės už tai sumokėti užtat, nes brangus yra stadionas futbolo. Ypač Katare. Po tokio 1 milijoną eurų, taip, nes tas rūgštis buvo turbūt milteliuota jo myžnius. Žodžiu, apmyžo visą stadioną, apsišyko. Ir tada kelytę savo sugadino. Maikutę, kojines, batus. Viską sugadina. Ir smirda visas stadionas. Tai, gėda pasidarė dėl to. Ir dabar viskas baigė savo karjerą. Bet aš ir suprantu, aišku. Bet taip jiem reikia. Ronaldo taip, pavyzdžiui, taip neapsikvailintų, mano manimu. Ir buvo koks Mbappé. Tas tikrai taip neapsikvailintų. Tikrai, suspėtų kitą dalėtą nubėgti. Šitai visiškai man įdomu, kaip taip įmanoma. Kaip čia vidury žaidimą taip užsinorėti. Taip bėgti, aš pradėti, aš nesuprantu. Žodžiu, apmyžo visą stadioną apžygo. Gal net po to ir apsivėmė, bet čia man atrodo jau šitie, kaip čia pasakyti, šitie žurnalistai prikurt mėgsta. Sako, kad jam taip bloga pasidarė, kad viską iššiko iš tos smarvės. Pats Messi apsivėmė, bet tikrai tiksliai žinau, kad pradėjo vemti visi žmonės aplinkui. Pradėjo vemti, mėtyti šiukšlės, pomidorus, Messi. Bet aš manau, kad taip reikia. Nieko čia blogo, tas Messi tai tikrai sukčiautojas. Išsinešė taurę 22 metais, o dabar apsišyko 24. Taip reikia, nežinau. Aišku, vienas dalykas man tai nepatinka, kadangi jis jau karjerą baigė, tai jam futbolistai sumokėjo pinigų sumą tokią nemažą. Tai aš nežinau, jokia pinigų suma gali gėdą pašalinti tokią, papmyšti visą stadioną, čia yra žiauru. Suma pinigų, kurie jam buvo sumokėta, tai buvo 72 milijonai. Aš sakyčiau, tai yra nemažas kiekis, bet gėda pasidarei Messi. Ir tai yra faktas. Kitą kartą geriau jokių miltelių ir jokių skysčių nevartot prieš futbolo žaidimą. Jau kitą kartą tau nebus karjera baigta, o Ronaldo tai iškils ir taps geriausias pasaulio futbolininkas. Ronaldo tai čia bus, čia taurės neš visas Portugalijai, bus pats geriausias. Cristiano Ronaldo. Savai. Tai va, Messi. Tai, baigėsi tavo karjera. Mižniuk, šikniuk. Primyžai batą.